Paguoda kančioje. Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Evangelijai pagal Matą, 5 skyrius, 4 eilutė. Svarbus Jėzus liudijimas. Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Mes nebegyvename danguje ar rojuje, todėl liūdesys paveikia visus žmonės. Mus, kaip ir kitus, paliečia gripas, peršalina, nelaimės ir kitos negandos. Mes esame Dievo rankose ir gyvename puolusiame pasaulyje. Tačiau tame yra didelis skirtumas. Jėzus nori mus paguosti, kitų niekas nepaguodžia. Tad jie gali pykti, keiktis, nurnėti ir skųstis. Tačiau jei mes kreipsime į Jėzų, būsime paguosti. Stebėtina, kaip Viešpats geba paguosti. Jis dažnai mus išgelbsti nuo nelaimę ir galvoja, tai gali ją sulaikyti, aš padėsiu. Jei kreipiamės į Jėzų, skundžiamės jam dėl savo kančios ir pasitikint, laukime jo atsakymą. Jis pradeda veikti mūsų širdyje. Jei tik skundžiamės ir atsitraukime nuo Jėzus, tai neveikia. Turime laukti jo atsakymą. Kaip kitaip Jėzus galėtų mus paguosti? Mes turim klausytis, o ne kartoti savo skundus. Tuomet jis pradės kalbėti mūsų širdžiai. Jėzus padrąsina, suteikia naują viltį ir sumažina skausmą. Jis priglaudžia mus savo tvirtame ir mylinčiame glėbyje. Kaip atsisako Steponui, kai jis buvo užmėtytas akmenimis. Nepaisant didelių sunkumų, išlikime drąsūs, nes Dievas yra čia. Nepaisant liūdesio ir netekčių, būkime kupini vilties, nes Dievas visada ištiesia savo žodį. Ne liga, ne kančia ir net ne mirtis, bet Dievo žodis yra lemiamas. Kančių sūkuryje esame saugus Jėzuje, kaip Steponas pirmasis kankinys. Tad niekas negali mus išgąsdinti ir sukelti baimės. Nuostabu yra būti susijęs su jo, prislėgti kančių ir nelaimę galime pradėti dainuoti, kaip Paulius ir Barnabas. Didinga, kaip Dievas paverčia dalykus į gerą. Ne visada viskas vyksta pagal mūsų norus. Tačiau būna dar geriau, kai situacija valdo Dievas. Palaiminti liūdintys, juos asmeniškai paguodžia Dievas. Dėkuoju, Jėzau, kad esi su manimi, ypač kaip mane paliečia nelaimes ir kančia. Tu esi čia ir paguodi. Tu padrąsini, suteikia naują viltį ir jėgų. Jei negali paguosti joks žmogus, tu esi šalia ir daug geriau guodi nei kiti. Dėkuoju, Jėzau, tu tikrai myli mane. Amen.